Mūsų diskusija taip ir vadinasi atpažink propagandą ir tam yra paruošti 4 fragmentai filmų, video įvairiausių. Ir mes juos bandysime pažiūrėti ir paskui aptarti, padiskutuoti, kas iš to išeis, pažiūrėsime. Išlaikytas pariteto principas, yra rodoma Ukrainos žiniasklaida, yra rodoma Rusijos žiniasklaida, yra rodoma Lietuvos gimtoji žiniasklaida. Taip? Pirmieji 2 blokai apie Ukrainos ir Rusijos žiniasklaidą yra paruošti ne mano, o tokio vadinamo 17 kanalo Ukrainos, porą žodžių apie jį. Jisai susikūrė ganėtinai neseniai, tai mini kanalas. Gal kas nors žinote tokį Žaną Novoselcevą, toks ganėtinai buvo garsus žurnalistas Ukrainos, kuris rengė tokią laidų seriją Grošai, tai yra grašiai, arba ten kažkokie centai galima išversti. Ir toj laidų serijoje buvo rodomos visos tos Janukovičiaus laikų ir ankstesnis oligarchų vilos, žodžiu, korupcija, visa kita, tralele. Ir laimėjus Maidanui, žodžiu, jisai bandė daryti tą patį, ką jis moka daryti, rodyti korupcijos atvejais. Ir iš karto konfliktas buvo su 1+1 kanalu ir jį iš ten išsvedė. Ir jisai su savo kažkokiais bičiuliais dar kitais 2 žurnalistais įkūrė tokį nedidelį kanalą, kuris užima tokią ganėtinai ir kritišką poziciją ir Ukrainos atžvilgiu, ir Rusijos atžvilgiu, todėl jisai leidžia savo vienodai kritikuoti abi tas kariaujančias arba abi, kaip parodo, kad lygtai kariauja abi pusės. Tai va, leisiu savo dar porą teorinių įžvalgų priminti. Kas skaitėt va šitą knygą? Ar yra tokių žmonių? Tai yra Noamo Čiomskio ir Hermano, Edvardso Hermano 88 metų knyga. Jinai nėra išversta lietuviškai, gaminant susitarimą arba susitarimo gamybą ir, žodžiu, tai yra žiniasklaidos politinė ekonomija. Na ir joje, gal tada, jeigu niekas neskaitė, aš čia porą žodžių tai pasakysiu, ką čia galim persiskaityti. Žodžiu, idėja pagrindinė tokia, kad ir vakarų demokratijoje propaganda egzistuoja ir jinai kartais yra ganėtinai stipri, tačiau stengiamas ją visai paslėpti. Ir pagrindinis jos tikslas yra kuo labiau susiaurinti vadinamąjį viešąjį susitarimą, susiaurinti to susitarimo ribas. O jau susiaurinus tas ribas, jau galima leisti diskutuoti apie bet ką, ta prasme, kad tik neperžengus tų sakykime, politkorektiškumo arba ten neliečiamų temų tos slenksčių. Na ir tas puikiai pasirodė per, pavyzdžiui, Vietnamo karą, ten galėjo diskutuoti jau iki pamėlynavimo 2 grupės, kurios sakė, mes turim kariauti Vietname, amerikiečiai, iki pat paskutinio vietnamiečio, o kiti sakė, mes turime atsargiau kariauti, nes čia mes prarandam ir lėšas didžiulės eina, ir mūsų kareiviai žūsta ir taip toliau. Tai va, bet va šitas susitarimas viešasis, jisai buvo siauras, nes jisai atmetė apskritai nekariavimo galimybę. Taikos kažkokie skelbimo, ten paliaubų ir taip toliau. Abidvi tos grupės tarpusavį diskutuojančios, jie buvo militaristinės, jos norėjo kariauti tik tai skirtingomis formomis. Tai va, tai čia pagrindinė tokia idėja tos knygos apie tą susitarimą. Ir yra 5 punktai. 5 punktai, kaip pasireiškia ta propaganda žiniasklaidos priemonėse įvairiose. Tai kadangi čia yra Amerikai labiau orientuota, tai aš per daug neužsiciklinsiu, žodžiu, kad savininkai yra žiniasklaidos, kurie turi savų interesų, ta žiniasklaida yra rinkoje veikia, kaip normalus rinkos žaidėjas, dėl to irgi iškreipiami. Na ir 3., 4., 5. punktas yra jau mums aktualesni, tai yra
rytų šalims, Europos šalims, kuriuose dominuoja ne vien tik tai stambusis verslas žiniasklaidoje ir jų interesai, tačiau ir valdžios, valstybės ir visokie politinės grupuotės, oligarchinės. Tai va, tai informacinė žodžių riboja dominuojantis informacijos šaltinis, tai verslas ir valstybė, yra patys didžiausi informacijos šaltiniai, todėl žiniasklaida ima atstovauti verslo ir valstybės interesus. Na ir spaudimo grupės yra tokios grupės, didelės viešų ryšių, PR agentūros, užimantis politikai aukštus postus, korporacijų ryšių su visuomenės skyriai, jie informacijos valdymas, žinot, dabar yra tokia disciplina ir jie valdo tą informacijos srautus, organizuoja kryptingas PR kompanijas, o mes, durneliai, palaikom tas PR kompanijas kaip informaciją ir tiek. Na ir visokios dar, aišku, tas viešasis sutarimas, tos koncepcijos valstybinės, tarpvalstybinės ir tarp korporacinės koncepcijos, tai yra politiškai korektiškos temos, tai yra tos, kurios neperžengia, kaip jau minėjau, to susitarimo ribų. Nekorektiškų temų ir apskritai, kažkokių radikalių galbūt pasirodo, tai taip negalima kalbėti, tai nėra normalu, sako. Na ir dar vienas teorinis žingsnelis, žiūrėkit. Netaip seniai, prisimenat, buvo karas tarp Gruzijos ir Rusijos, tarp Gruzijos ir Osetijos. Ir Madeikienė tada, aš nustebau tokiu ganėtinai drąsių straipsnių, kodėl neįtikina lietuvišką propagandą, bandė truputį apžvelgti, kas darosi tuometinėje lietuviškoje žiniasklaidoje, ir jinai bandė surašyti kriterijus, pagal ką galima būtų identifikuoti tą propagandą. Tai va, mąstymo kontroliai pajungtas informavimas jinai vadina tą, kas tuo metu vyko. Na dabar vyksta, aš manau, labai panašaus. Ir jinai nustatė šešis tuos kriterijus, pagal ką galima identifikuoti arba atpažinti. Tai yra vienas šaltinis, tai yra informacija pateikiama iš vienos pusės, iš vieno šaltinio. Nėra alternatyvos požiūrio, alternatyva negerbiama. Vietoje faktų pateikiami duomenys, diskredituojantis priešingai. Tai reiškia išjuokiantis, pažeminantis jį, kitaip demaskuojantis. Ketvirtas, ganėtinai svarbus, kaip matysime, punktus, jį irgi naudoja tie Ukrainos 17 kanalas. Tai propaganda kalba ne argumentais, jis vaidosi išvadomis. Kaip paskui pamatysite, 5 ir 6 punktas, jie, man rodos, yra tokie labiau ne kriterijai, ne kažkokie tai atpažinimo ženklai, o labiau propagandos jau pasiekmes. Tai yra apskritai, kad nekalbama apie pasiekmes, o paskui priešinamos vienos grupės gyventojų arba pagal tautinį arba pagal kažkokį kitokį požymį viena su kita. Tai va, trumpai tiek, tada neprisimena to straipsnio irgi nelabai kas, ne? Aha, o aš prisimenu. Tai yra gerai. Pradėsim tada žiūrėti, filmukai tie arba tos ištraukos nėra ilgos jos. Iš pradžių eina, ten 3-4 minutės Ukrainos žiniasklaidos analizė, paskui eina Rusijos televizijos analizė, kai kurių kanalų. Ir aš paskui voluntaristiškai primontavau dar lietuviškos žiniasklaidos kažkokį gabaliuką, kuris tiktų į temą, prieš tai buvusiam tiems intervų. Tai va, ir dar uždėjau titrus ant tų ukrainietiškų ir rusiškų. Man padėjo toks Gintaras Songaila, ukrainietiškai ten. Gintaras? Ką? Iš tautininkų? Sungailas, ne Songaila. Tautininkai mums nepatys. Aš galvoju. Taip, dabar mums tikrai šviesą. Aš lūnį padėsiu, jūs rasit. Lūnį. Jūs man tada užrašykite gerai, kur man ieškoti. Aš jūs pavyzdžiu. Итак, первая манипуляция фактами. Телеканал выдает желаемое за действительное. День формирования УПА – праздник далеко не для всех. Но Пятый канал думает иначе. Торжественные марши прошли в Одессе, Виннице, Львове, Черкассах и Киеве. То есть журналист не принимает во внимание факты из Википедии о том, что против УПА воевали украинцы.
во время Великой Отечественной войны, как против части фашистской Германии. Как мы знаем, марш в честь УПА – событие весьма неоднозначное. Но Пятый канал дает его без предыстории. В сюжете использованы термины, восхваляющие деяния УПА. Например, торжественные марши, марш славы, за целостность страны и так далее. Торжественные марши прошли в торжественном марше за целостность и свободу страны. То есть с помощью позитивной или негативной окраски терминов у вас вызывают позитивное или негативное отношение к событиям. Как мы видим, в кадре только сторонники марша, а это не дает возможности зрителю увидеть объективную картину. Ему дается возможность только принять мысль о том, что День УПА – великий праздник. Возрождается наша история, справедливость, которая от нас скрывали. Профессиональный праздник защиты украинской земли на наш с вами праздник. И чтобы не утратить эту традицию, продолжить ее и приумножить, наполнить новым содержанием. Таким образом, зритель вполне может поверить однобокой версии и, не получив альтернативного мнения, принять ее как единственную существующую. Вот такие нарушения стандартов профессии умышленно допускает Пятый канал. А чем же на эту тему отреагируют российские СМИ? Шокирующие кадры недели. Марши националистов по всей Украине. Обыкновенный фашизм, который сегодня должен был бы повергнуть в шок и тех, кто еще помнит, как это было, и Европу, которая много лет выжигала этот великий омут, который создавался на принципах, заложенных Нюрнбергским процессом. Но отреагировала только Россия. Излюбленный прием Первого канала – это аналогия. Здесь мы слышим такую терминологию – фашисты, нацисты, бандеровцы и прочее. Все это дает явно негативный окрас маршу УПА. Также мы видим, как автор сюжета приводит четкую связь между маршем УПА и гитлеровской Германией, несмотря на то, что Гитлера уже давно нет. Чествовать нацистов, убивших тысячи людей, выходят сотни в разных городах. Они не строятся в форме свастики, как в Германии в 30-е годы, и до пойменного трезубца тоже пока не дошло, но очень уж похожи эти цветные кадры. Да, по сравнению с украинским Пятым каналом, Первый канал России формально сохранил объективность. Но все же пример негативной аналогии опасен для зрителя. Именно тем, что ему указывают, как именно нужно относиться к событию. Новости предполагают сухую подачу информации, но это если придерживаться стандартов. А здесь ни с того ни с сего начинает играть воинственная и устрашающая музыка для того, чтобы вызвать эмоции и погрузить зрителя в атмосферу чего-то зловещего и коварного. После такой музыки ни о чем хорошем уже не думаешь. С помощью такого приема телеканал создает нужные ему эмоции и отношение зрителя к теме. Очень часто пропаганду выдает отсутствие источника информации. Вот, например, школьный учитель в сюжете говорит, что УПА – преступная организация, но при этом журналист считает необязательным называть источник, в котором можно проверить данную информацию, так как в Украине вариантов учебников истории очень много. История переписана буквально с самого начала. Так украинцы оказались прямыми потомками трипольцев, и даже мамонты в каком-то смысле обрели национальность. Чего стоит один лишь учебник новейшей истории для 11 класса? Таким образом, зрителю формирует единственно правильную действительность, тем самым лишая необходимости думать и разбирать сложную тему самостоятельно. Это лишь малая часть нарушения стандартов журналистики. И чтобы не стать жертвой пропаганды, нужно всегда опираться только на факты, а не на их интерпретацию. Музей информационной войны поможет отличить первое от второго. Tūkstančių ukrainiečių nacionalistų ketvirtadienio vakarą žygiavo nešdami fakelus per eitynes, skirtas pagerbti praėjusio amžiaus 5-ame dešimtmetyje prieš Sovietų sąjungą kovojusi sukilėlių lyderį. Eitynės surengtos Stepano Banderos gimimo 106 metinių proga judėjo tomis pačiomis gatvėmis, kuriuose praėjusią žiemą šimtai tūkstančių žmonių protestavo 3 mėnesius, kol galiausiai nuvertė Kremliaus palaikomą prezidentą. Kai kurie eitynių dalyviai dėvėjo Antrojo pasaulinio karo laikų uniformas, o kiti buvo apsisiautę raudonos ir juodos spalvos nacionalistų vėliavomis bei skandavo Ukraina priklauso ukrainiečiams arba Bandera grįš ir atkurs tvarką. Stepanas Bandera yra legendomis apipintas, tačiau itin prieštaringai vertinamas
veikėjas Ukrainoje kartais lyginamas su Lotynų Amerikos revoliucionieriumi Che Guevara. Jo judėjimo šūkis šlovė Ukrainai, šlovė didvyriams nuolat skambėjo per proeuropietiškų jėgų sukilimą praėjusiais metais. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pernai kovą pareiškė, kad sukilimo Ukrainoje lyderiai yra Banderos, Hitlerio parankinio per Antrąjį pasaulinį karą ideologiniai įpėdiniai. Stepanas Bandera buvo ukrainiečių pasipriešinimo kovotojų, kurie per Antrąjį pasaulinį karą kovėsi su Raudonąja armija, okupacinių vokiečių pajėgų pusėje ideologinis lyderis. Sovietinės kolektyvizacijos vajos 4-ajame dešimtmetyje Ukrainoje sukeltas badas daugelį nuteikė prieš Maskvą. Todėl nemažai ukrainiečių buvo linkę palaikyti bet kokias užsienio jėgas, kurios galėtų padėti atsikratyti Kremliaus valdymo. Pats Bandera buvo suimtas vokiečių už tai, kad mėgino įkurti nepriklausomos Ukrainos vyriausybę ir kelerius karo metus buvo laikomas koncentracijos stovykloje. Jis buvo nunuodytas vieno KGB agento Miunchene 1959 metais. Galinė šviesa, jeigu galite. Taip, dabar mūsų užduotis pagal scenarijų buvo tokia, kadangi pirmieji du yra, kaip jau ir aptarti, galima su jais ginčytis, o mūsų užduotis yra aptarti tą trečiąjį bloką, tai yra šiuo atveju Delfi TV pranešimą apie nacionalistų maršą. Prieš tai aš dar norėčiau paklausti, gal atėjo Delfi atstovas koks nors? Aš parašiau du laiškus redaktoriaus pavaduotojui Kęstučiui Šimnalonskui ir dar kartu su juo kalbėjau telefonu. Jisai nepažadėjo, nes, sako, vėlu, bet dar vienas argumentas buvo, kad jūs Delfi TV naudoja Reuterio šitą informaciją, todėl jūs turėtumėte kreiptis į Reuterį, netgi taip, davė suprasti. Tačiau aš nesu toks jau patiklus žmogus ir aš pažiūrėjau, šitas video, kurį žiūrėjote, jo video takelis yra iš tikrųjų Reuterio. Tačiau garsas anaiptol ne Reuterio, jisai yra iš kitur, aš kaip noriu pademonstruoti. Ta truputį virtuvės kiek yra. Reuteris iš tikrųjų turi tą video savo bibliotekose, ir siūlo įvairiom žiniasklaidom nusipirkti jį tiesiog. Ką ir padarė Delfi, nusipirko video takelį. Jisai pridėjęs, yra apačioj tekstas, matot? Apačioj tekstas, kuris nėra uždėtas ant video šito, tačiau jisai kaip siūlomas yra. Tai yra aprašomas, kas ten vaizduojama. Tai aprašė pats Reuteris, ne? Dabar žiūrėkit, jis yra padidintas. Yra kai kurios citatos. Tūkstančiai ukrainiečių žygiavo centrinėmis Kijevo gatvėmis, pažymėdami kontroversiško nacionalistų didvyrio Stepano Banderos jubiliejų. Ir čia esminis Bandera, kuris vadovavo Ukrainos nacionalistų organizacijai pirmoje 20 amžiaus pusėje, yra gerbiamas Ukrainos nacionalistų už kovą prieš Rusijos ir Lenkijos vykdytą Ukrainos okupaciją, bet smerkiamas kitų kaip nacių kolaborantas Antrojo pasaulinio karo metu. Tai Delfi TV nenaudojo šito, būtų jie galėjo įgarsinti, tiesiog perskaityti tą Reuterį, tada lyg tai būtų, mano supratimu, ganėtinai objektyvu, kadangi abi pusės yra kontroversija pabrėžiama, kad čia nacionalistų didvyris, o kiti žmonės vertina kaip kolaborantą ir taip toliau. Tačiau Delfis atkasė kito žurnalisto pranešimą, jisai čia yra kairėje pusėje, yra Dmitrijus Zaksas, tūlas, dirbantis Associated Press organizacijai, sėdintis Maskvoje. Jo tekstas buvo paimtas kaip pagrindas Delfi įgarsinimo tam tekstui, išmetant iš jo kai kurias, tokias nepatikusias detalės. Tarkime, čia apibraukiu, pirmoji pastraipui buvo išmestas kolaboravimo tas uodegėlė, kad nacių kolaboratoras, žodžiu, tas buvo Bandera. Tiesiog trijose vietose bent kažką pataisė savo nuožiūrį. Pats tekstas šito Zakso, Dmitrijaus Zakso, jisai buvo sutiktas kontroversiškai
apskritai vakarų žiniasklaidą. Ir va dešinėje jūs matote vieną Izraelio portalą, kuris sureagavo į tą straipsnį, pasirodžiusi ten Yahoo portale ir dar kažkur. Ir pasakė, kad čia tokiu būdu Ukraina, žodžiu, prisimena, perrašo tą nacių istoriją, žodžiu, nacių laikų istoriją ir lyg tai bando reabilituoti tokiais Zakso reportažais. Tai iš esmės, aš nežinau, turbūt greičiausiai jie turi tam teisę Delfi daryti pagal susitarimus su Reuters, greičiausiai jie naudoja tik video, o garsą uždeda kokį nori. Nors prieš tai Kęstutis Černolonskas sakė, kad mes naudojame Reuterio viską. Kitose dviejose sekančiose video ištraukose tai jau bus Delfi. Ten Reuterio praktiškai nėra, nes Delfi surašyta jau kaip ir video savininkas, ir garso savininkas. Tai va, dabar, kadangi aš pirmą tą klipuką buvo jisai įdėtas ir anonse, tai gal kas nors jau įspėjo jį pažiūrėti, tai mes jį galėsim aptarti šiek tiek plačiau, o paskui ir aš turiu parengęs savo tam pastebėjimus kai kuriuos. Prie kitų aš tada savo nerodysiu, kad nelaikytumėt mane kažkokiu ten prie... Taip. Va, žiūrėkit, aš surašiau punktus, kurios pirmieji 6 punktai yra tuos punktus, tiesiog 17 kanalas naudojo kaip rubrikas. Tai jisai surašė tiek 6 propagandos atpažinimo kriterijų, pagal ką galima atpažinti tą propagandą. Tai va, už žiūrovo padarytą išvadą, tai žinot, kad neleidžia pačiam darytis, kai pateiktos būtų alternatyvos, o tu išvadą pasidaryk pats, už tave padaro. Vienpusis istorijos aiškinimas, vienintelis požiūrio taškas. Čia turbūt aišku, apie ką kalba eina, tinkamo atspalvio analogija. Žinot, kaip Jėzus kalbėjo palyginimais, metaforom. Tai analogija irgi yra palyginimas, tai propaganda dažnai išduoda su kuo lygini. Jeigu tu lygini šiuo atveju su kokiais nors stalinizmu, tu suteiki tam reiškiniui stalinistinį atspalvį. Arba lygini su naciais, tai suteiki nacizmo atspalvį. Na ir taip labai svarbu manipuliuojant, su kuo tu palyginsi, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi, nesakoma. Emocinga žinių muzika, akivaizdu, kad suprantama, kad tas vedėjas, jisai žmogaus teisių gynėjas Dmitrijus, tas vedėjas, kuris analizę padarė. Jisai sako, kad žinios turi būti tokios arba tyloj visiškoje, arba ten kokia neutrali muzikėlė, jeigu jau ten visai negalima, be šou elementų. O šiuo atveju emocinga muzika kūrė. Na ir nepateikiamas šaltinis, ten kur kalbėjau. Tai va, žiūrėk, dabar ką aš surašiau. Galima su manim ginčytis ir aš manau, kad galėsim dar kartą peržiūrėti tą lietuvišką Delfio, kadangi jis labai greit praėjo. Tai Dariau, gal tada auditorija tegu pasisako savo komentarus, o tada tu pasakyk. Gerai. Prašau. Ar turi kažkas pastebėjimų? Ar dar klausimas, ar reikia dar kartą žiūrėti Delfį? Delfio planai nereikia žiūrėti. Delfį žiūri milijoną. Todėl mes privalom jį nagrinėti ir analizuoti. Ar reikia, ar nereikia žiūrėti? Prisimenam visi, nereikia. Gerai. Aš prisipažinsiu, sunkiausia yra pažinti lietuvišką savo propagandą. Iš tikrųjų, ir man labai įdomu išgirsti, kodėl pats laikai tai propaganda. Aš tik noriu pasakyti, ką aš pastebėjau, kad buvo vis dėlto pasakyta tam lietuviškam reportaže prieš Banderą žodis frazė prieštaringai vertinimas. Tai reiškia, nėra tokio vienareikšmiško to nubraukimo. Aš gali kilti klausimų, kodėl prieštaringai vertinimas. Ir ten nėra jokio paaiškinimo iš tikrųjų, kodėl prieštaringai vertinimas. Bet jau čia yra žiūrovui tam tikras pasirinkimas. Galbūt ir švelnina gerokai tą propagandos elementą, nežinau. Tai tokia pastaba. Be abejo, kad tas lietuviškas Delfi variantas yra kur kas objektyvesnis už ukrainietišką arba rusišką. Taip. Aš tai pastebėjau, kad, tarkim,
Jo, tikrai sutikčiau, kad tas kontroversiškai vertinamas tikrai duoda kritinį kažkokį impulsą, nu, kad ne vienareikšmiškai, tai čia jau gerai. Bet man tai tendencinga pasirodė tai, kad sakė, kaip ten pala, kad Bandera su sovietų valdžia ten kovojo ar kažką, nu neatsimenu formuluotės, bet mintis ta, tai čia jau maždaug jau jis geras yra, todėl kad su sovietų valdžia kovojo, nu tai pabrėžiama. Ir apie nacius, jeigu aš gerai atsimenu, nieko nepasakyta. Yra pasakyta. Ar yra? Vos. Nu ne viską iš karto gal aš fiksuoju, bet tas labai įsiminė, kad prieš sovietų ten armijos. O tas paminėta yra bene 3 kartus. Ok, jo. Ir kitas dar dalykas tendencingas, kad Putinas labai nemėgsta Banderos, o mes kadangi nemėgstam Putino ir Lietuvos žiniasklaidoje tai yra jau vienpusiškas priešas numeris 1 ir negali būti kitaip, nu, bet nu, mes nesakom, kad jis geras, nu, prasme, jis yra šūdas ir jis autoritaras ir toliau, bet esmė ta, kad jeigu Putinas nemėgsta, tai yra naudojama jau kaip toks atpažinimo hop, reiškia jis jau Bandera yra geras, jau dėl to. Aišku. Tai man šitie 2 kilo. Kolega įvardino 2 iš mano 4. Aš dar turiu 2. Pabandykim dar. Paskui galėsim juos išbraukti, aišku. Aš juos parašiau Word'e, juos galėsim, tiesiog, jeigu nepritarėm, išbraukti. Tai aš tiek. Taigi niekas nesakė, kas geras, kas blogas. Kovoja prieš sovietus, nu kovoja. Bet vien sovietų įvardymas sovietinis jau kūrė neigiamas asociacijas, nes jeigu būtų teigiamas asociacijas, tai tarybinis būtų sakoma. O Lietuvos žiniasklaidoje apskritai niekada nėra sakoma tarybinis. Tai čia jau savaime, man atrodo, yra neigiama konotacija vien dėl to. Nu, ten nuskamba žodis didvyris daug kartų ir pasipriešinimas. Nu, čia dėl sovietinio, ką sakė kolegė. Tai. Nu, čia aš ginu savo, nes čia buvo. Labai teisingai kalbė. Kas dar turit ką papildyti? Aš galiu paspėlioti, kas ten pas tave dar galėtų. Nagi. Viena iš kriterijų, atrodo, Čomskio ten epizode buvo minimas lyg tai, kad reiškia, kai pateikiamas tik vienas įvykis, bet nėra, reiškia, jokių alternatyvių įvykių, kurie galbūt tuo metu irgi įvyko. Galbūt tuo metu vyko Ukrainoje kažkur demonstracijos prieš vadinamą upą į Banderą. Galbūt, aš nežinau, aš tu klausiu. Jeigu jos vyko tokios, tai tada aišku, čia jau yra pateikiama tik viena istorijos pusė. Jos vyko, tačiau dėja jos buvo negausios ir jas žiniasklaida apskritai nėra jokio išlikusio, išskyrus kai kurios gatvės tenai, tos streamerius, kurie nufilmavo tenai. O oficialioji žiniasklaida neparašė apie tai. Ne Ukrainos ir kažkodėl netgi Rusijos televizija nepagavo jų į savo. Tokie jie buvo neskaitlingi. Dariau, čia jūsų teigimu tas Delfio reportažas yra propagandinis. Aš bandysiu tą parodyti, išvardinsiu, 2 išvardinti ir dar 2 išvardinsiu. Ir man atrodo, kad jie lyg tai patenka pagal kriterijus į tam tikrą propagandą. Tai mes dar svartysime, ar jisai propagandinis. Taip. Tai mes dabar bandom atpažinti, ar jis, nu, kodėl jisai, tarkim, kolegai vardijo, kodėl jisai iš dalies, nu, sukuria kritinį tam tikrą požiūrį, kad kontroversiškai vertinamas Bandera, nu, tai mes tiesiog mąstom ir svarstom apie tai. Ar jis yra, ar nėra? Iš karto prezumuoju tiesiog, ar propaganda yra intencionali visą laiką. Tiesiog, kad jeigu norite propagandą skleisti, tai turite sąmoningai, man atrodo, daryti. Ar jinai gali būti netyčinė? Kaip ir žmogžudystė. Aš tai manau, čia jeigu yra, tai čia nemokšiškumo labiau, nes ypač jeigu naudojasi šaltiniu kažkokiu. O tu nemanai, kad tendencingai gal skleis propagandą? Drįsčiau abejoti. Aš labiau tą manau, kad neišmanau. Gali įvesti etinį kažkokią komponentą, kad ten tyčia, netyčia, sunkinančios aplinkybės, lengvinančios. Ne, manau, čia yra per sudėtinga daugumą. Tai yra, aš tai manau, kad tendencingai Delfi pateikė tam tikrą informaciją, labai daug antirusiškos, labai mažai kitos nuomonės, iš viso nepateikė kitos nuomonės, tarkim, apie antiteroristinę operaciją, taip vadinamą Ukrainoje. Ir tai yra tikrai sąmoningai daroma, garantuotai, bet mes dabar apie šitą būtent kalbam, o ne apskritai apie Delfi. Aš pažiūrėjau, kad vis dėlto kiti 2 punktai, kuriuos paminėjai, tai yra svarbiausia, kiti 2 punktai yra labai tokie detalūs. Matai, aš žinojau, dėl to norėjau tave nutraukti ir leisti auditoriją, kaip pasakyti. Va, žiūrėkit, mano surasti, kadangi aš turėjau laiko prieš tai ir pažiūrėjau juos įdėmiau. Na, tai yra generalizuotas įvykis, iš pradžių sakoma,